vaikam reikalinga ne tik tai pagalba, bet reikalinga meilė, šiluma, kad jie ateitų. Jie ateina į mūsų centrą kaip į namus. Jiem reikia duoti laisvę tokią, kad jie galėtų kurti kažką tai. Yra smagu daryti ir daryti gerai tai, kas patinka ne tik tai tau, bet ir kitiem duoda naudą, kas tiesiog atrodo per tokį kasdieninį darbą ateini iki pakankamai rimtų dalykų. Kai Jungtinėse Amerikos valstijose dirbau jogos studijose, visada tvirtai kažkaip tikėjau, kad lietuviai jogą gali kitaip reaguoti. Tiesiog gali kažkaip labiau išjausti ir labiau vertinti. Artima mums tai būtų ir toks susiliejimas su savim, su gamta. Esu laimingas iš tikrųjų, kad turiu pretekstą pabūti gamtoje, kad rinkdamas vaistažoles vaikštų po gamtą ir gyventi tą paprastą gyvenimą, valgyti tą paprastą maistą ir paprastai bendraut, tai mano nuomonė labai gydo, sakys, tu kas nors, kad tai nėra terapija, bet aš ginčyčiausi, kad tai yra. Labai gerai, labai myli, labai žiūri šviesiai, labai gerai, kaip Dievą apsigyvena. Policininką, kaip sakant, vietė, vaistinė vietė, jeigu reikalą esant. Kažkoks tai toks negeras vardas įgyjęs iš praeities. O, čia prieglauda senelių namai, tai reiškia, čia prieglauda yra, kad reiškia, čia važiuoja tas žmogus, kuris neturi kur pasidėti. Tai čia tokia klaidinga nuomonė yra labai. Čia, žinot, ne kiekvienas namuose turi tokias sąlygas, kokias čia yra. Su vaikais dabar sprendžiam tokį klausimą, ką mes galim padaryti gerą ir padėti, kad mūsų būtų tikrai miestas kultūros sostinė.